Sveiki, mano vardas Mindaugas Grajauskas ir šitame video pristatyme noriu Jums papasakoti apie žaidimą, ką pasirinktum. Šį žaidimą kartu su kolegomis kūrėm paskutinius metus. Žaidimo pagrindinis tikslas yra padėti žaidėjams geriau pažinti vieniems kitus per prasmingus gilesnius pokalbius nei kasdienybėje. Žaidimo esmė yra štai kokia. Kiekvienas žaidėjas gauna dvi balsavimo korteles – A ir B. Tuomet kiekvienas paeiliui traukia vieną iš pasirinkimų kortelių. Tai yra tokios hipotetinės, nerealios situacijos, iš kurių žaidėjas turės pasirinkti A variantą ar B variantą. Viso žaidime yra 60 įvairių pasirinkimų. Įdomioji dalis yra tai, kad jeigu žaidėjas pasirenka savo variantą prieš atskleidžiant, kurį variantą A ar B pasirinko, visi kiti žaidėjai turės atspėti arba bandys spėti, kurį variantą tas konkretus žaidėjas galiausiai pasirinks. Ir savo pasirinkimą lygiai taip pat užverstą pasirinkimo kortelę padeda ant stalo. Ir tuomet paeiliui kiekvienas žaidėjas atverčia savo pasirinkimą ir pakomentuoja, kodėl jo ar jos nuomonė situaciją sprendė žaidėjas pasirinktų vieną ar kitą variantą. Ir tai yra įdomioji žaidimo dalis, nes jūs kiekvienas rinkdamiesi savo asmeninį pasirinkimą, tikėtina, kad galėtumėt likti labai nustebę, kaip kiti žmonės galvoja apie tai, ką jūs pasirinksit ir kodėl jūs pasirinksit. Svarbi žaidimo sąlyga yra štai kokia. Geriausia, kai žaidimą žaidžia žmonės, kurie jau yra tarpusavį pažįstami. Tai reiškia, kad spėjimas bus paremtas tuo, kaip vieni kitus esate patyrę, kaip vieni kitus gerai pažįstate, kokiuose bendrose patirtyse esate kartu. Ir žaidimo pasirinkimo situacijose jūs galite rasti labai įvairių pasirinkimų. Dar kartelį, kaip minėjau, yra tik tai du pasirinkimo variantai – A arba B. Ir štai keletas pavyzdžių. Pavyzdžiui, ką pasirinktumėt? A – 10 metų niekur nekeliauti, ar B – 10 metų nieko nesimokyti. Ką pasirinktumėt? A – atsisakyti alkoholio, ar B – atsisakyti saldumynų. Yra ir kitų truputėlį jau sudėtingesnių situacijų. Pavyzdžiui, ką pasirinktumėt? A. Daugiau iššūkių ir asmeninio augimo savo darbe nei dabar. Ar B. Mažiau iššūkių ir asmeninio augimo savo darbe nei dabar. Yra ir tokių situacijų, kurios iš tikrųjų gali sukelti tam tikrą kažkokį tais reakciją arba minties eigą. Pavyzdžiui, ką pasirinktumėt? A. Pasakyti tiesą, kuri nuliūdintų kitą žmogų. Ar B. Pasakyti melą, kuris kitą žmogų pakylėtų. Arba štai, ką pasirinktumėt? A. Nuvilti kitą žmogų. Ar B. Būti nuviltas kito žmogaus. Ir kaip matot, šitų situacijų yra įvairiausių daugybės tokių situacijų jūs savo gyvenime niekada neturėsit realiai tokių pasirinkimų. Šito žaidimo paskirtis yra pabandyti, pagalvoti, kuo remiantis jūs savo pasirinkimus darytumėt, tos hipotetinius pasirinkimus. Ir kas dar yra įdomiau, išgirsti, kaip kiti žmonės jūs patiria, kaip kiti žmonės apie jūs galvoja, apie jūsų pasirinkimus, apie argumentus, kuriais remdamiesi galvoja, ką jūs pasirinktumėt. Labai dažnai tiek žaidimo kūrime, tiek ir jau sukūrus, žaidžiant man asmeniškai su draugais, kolegomis, labai dažnai nustembu, kaip kiti žmonės mane yra patyrę, kokius argumentus išgirstų. Atsiranda žaidimo eigoje daugybė tokių erdvių vietų įvairiem giliem pokalbiam, kuriuose žmonės gali pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, įvykiais, kurie yra nutikę, tais argumentais, kuriais remdamiesi jie konstruoja vienus ar kitus pasirinkimus. Tai kartais tikrai bus tokio, didesnio gylio, geresnio vienas kito supratimo ir pažinimo, kartais bus daug juoko, daug tokių, gerų, linksmų emocijų. Šitą žaidimą galima naudoti kartu su kolegomis, kartu su šeimos nariais, artimais kažkokiais draugais, žmonėmis įvairiuose formatuose, kaip laisvalaikio užsiėmimas ar kaip komandos formavimo kažkokiuose kontekstuose. Žaidėjų vienam žaidime gali būti nuo 2 iki 8. Žaidimo trukmė priklausomai nuo žaidėjų kiekio gali svyruoti nuo pusvalandžio iki 1,5 valandos ar net ilgiau. Ta žaidimo trukmė jūs galite labai lengvai apriboti pagal tai, kiek situacijų norėsite žaisti. Žaidimo komplekte jūs turėsite, kaip sakiau, balsavimo korteles 8 žaidėjams. Tuomet bus, aišku, žaidimo taisyklės. Žaidimo būdų gali būti daugiau negu vienas. Pavyzdžiui, gali būti, kad žaidėjai visiškai atsitiktinė tvarka traukia pasirinkimo korteles. Vienas ištraukia, paskaito, visi spėja, ką tas žmogus
pasirinks tada kitas žaidėjas traukia. Gali būti, kad jūs norėsit parinkti kitam žaidėjui kokią situaciją ar kokius pasirinkimus norėtumėt, kad jisai darytų. Galite net patys pasirinkti savo, kokią situaciją norite spręsti ir kad kiti galvotų apie tai, ar galvotų ir spėtų, kaip jūs rinksitės. Tai tie žaidimo būdai yra aprašyti šitose taisyklėse ir aišku yra 60 įvairių tų situacijų, kurias galite tiesiog žaisti per kelis kartus. Įdomi yra dalis tai, kad jūs galite tas pačias situacijas spręsti daugiau nei vieną kartą. Ir vieną dieną jūsų pasirinkimai bus vienokie, kitą dieną kitokie. Su skirtingai žmonėmis žaidžiant galite aptikti, kaip skirtingi žmonės jūs yra patyrę, kaip jūs pažįsta, turėti galimybę papasakoti plačiau apie savo vertybės, pasaulėvoką, mąstyseną, dalykus, kurie jums svarbus gyvenime. Tai kviečiu išbandyti, įsigyti galite OVC Consulting biure arba šalia šito video bus kažkur tais nuoroda, kaip užsisakyti. Tai kviečiu tą padaryti, tai gali būti puikiai dovana savo, kitiem, bet kokia proga. Tai ačiū, gero žaidimo ir prasmingų gilių pokalbių tarpusavėje. Iki.